Ir sveiki visi, šiandien mes leidžiamės vėl į GTA, antrą dalis. Taigi, ką pirmoji dalyje aš norėjau pasakyti, tai kad mes darėme misijas, kur galėsim gauti 500 000. Taigi, mes dar nebaigėm tų misijų, tai aš manau reikia iki jų važiuoti ir baigti. Paskiau, po to šito dalyko, aš norėčiau jums naujieną pasakyti. Tai tokia naujiena, kad aš gavau 1 milijoną nemokamai. Man GTA Online atsiuntė 1 milijoną. Ir dabar faktiškai turiu aš 1 milijoną ir 400 000. Taigi, aš rekomenduoju dar pataupyti. Nu, čia mano nuomonė, aišku. Bet aš rekomenduočiau pataupyti šitos pinigus. Ir iki 200, tipo, man reikėtų gal 1 milijono dar vieno, ne? Tipo, padarysiu tą misiją. Ir man reikės gauti tuos pinigus. Aš gausiu pinigus 500 000, ne? Ir kaip gausim mes tuos 500 000, aš turėsiu dar vieną misiją daryti, kad gaučiau dar vieną 500 000 prizą. Back to these guys? You're gonna start to wonder what they did to piss you off. Geriausia taip sakyčiau. Visokios bombos atsinešti. Arba šaudyti greičiausiai į galvą, nes greitai jie mirs. Gerai, mums reikia dabar eiti į čia, ant viršaus. Ir atsidaro vartai mums. Kai vartai atsidaro, mes turim pamokti šitą mašiną. Užbaigusi misiją, aš važiavau susipažinti su Daksu, kuris mums duos 50 000, kada baigsime jo misijas.
Dakso aš patekau į policiją ir paėmiau visus dokumentus. Ir aš juos nunešiau Avi. Taigi mes atvykome pas Avi, atidavėme dokumentus, o jis mums atidavė pinigus. Taipogi aš gavau 455 tūkstančius, bet po šitos dar misijos gavau dar papildomai 200 tūkstančių. Čia va kasatka. Aš manau, mes galim padaryti va taip pat, kokią šalį išsirinkam. Tokią. Gerai. Va šitų mums aišku tikrai nereik. Mes ir be šitų galim paprastai daryti misijas. Va šitų irgi nereik. Nes be upgrade'ų irgi galima tiesiog kažką paprastai. Va šitą galite užsisakyti nemokamai per kitą programėlę, va pamatysit, parodysiu. Taigi, viskas, perkam. Nusipirkusi kasatką, aš atvažiavau iki jos. Don't touch anything! Come through here, mind your head. Ah, Capitan! I have been expecting you. Come, welcome aboard. She is beautiful, yes? The jewel of late Soviet era naval engineering, with state-of-the-art systems and upgrades. Yes. Ah! Converted to be fully operational by skeleton crew of what? Allow me to introduce myself. I am Pavel, helmsman first class, also chief engineer, gunner, radar technician, and cook. Huh? You join me for red caviar later. 20 years old, but tastes like it was canned yesterday. Don't worry. We have not taken a leak. No, this is Moon Pool. Allows for storage and launch of secondary craft, submersibles, so on. But we are getting ahead of ourselves. Ah, come, double time. Your friend, Mini Madrazo, gets in touch with me just in time. I was about to get involved in some serious geopolitical bullshit, but who wants to get stuck on the bottom of the ocean with 3 IA agents and angry blogger?
Before that was on Brazil-West Africa route. Now that was easy money. Don't touch this. Before that, I faked sailing accident for Liberty State Governor. Not so easy. Don't touch this either. Before that, North Pole. Touch this, and we all die. Before that, I forget. The 90s in Russia were a hell of a drug, huh? These you can touch. Now, the Caribbean, huh? Minnie Madrazo explained me the details. This is quite the plan you have hatched, huh? I should let you know, these will not be the first sensitive documents I have liberated. But Minnie Madrazo pays better than the Canadian government. I think, yeah. This man you are robbing, Juan Strickler, El Rubio? Cartel boss, cocaine manufacturer, all around bad guy. His little island is better fortified than many countries. Fortified compound, barracks, airfields, sea defenses, air defenses. The documents will be behind it all, hidden away. You will have to plan. You will have to research. There are many ways to thread a needle in a haystack, huh, my friend? This is why you need me. Huh? You want to know what the element of surprise looks like, my friend? You are standing in it, huh? You have never had a base of operations like this before, I think, huh? Periscope, there. Helm, here. Torpedoes. Huh? And Navy wine. This I not show you. And room for upgrades, guided missiles, sonar, if you can afford them. Any questions? First order of business, you must get onto the island and take a look around. There is executive private party, and you are the entertainment. Or with the entertainment, you are the DJ's tour manager. I have it here, son. Yes, it is, kind of music. Adam Port, Rampa, and me, and you. You are number 4. You will meet at Executive Airport, and off you fly. I will be lurking in the deep, like post-Soviet Kraken, telling you what to do on the radio. Now, whenever you're ready, the bridge is yours, Capitan. Just press go. Tai kągi, nusipirkom kasatką, pasveikinkite, aišku. Nu tai, laukite trečios dalies. Trečia dalis bus paskutinė. Ir kitką, kai filmuosim, irgi kažką tai sugalvosiu. Taigi, trečioj dalyje jūs pamatysite daug ko dar nematėte, gal nematėte misijų, kokių darysiu, va tokias, va, kur rodo. Man iš tikrųjų patiko šis pirkinys, nes labai greitai mes susidirbsime milijonus. Iš tikrųjų mano lygis labai greit padidėjo, aišku, nuo biznio iki va tokio biznio. Šitas biznis yra labai populiarus tuom, kad gali užsidirbti kuo greičiausiai pinigų per 1 valandą. Beveik per 1 valandą milijonus. Viskas. Tu užsidirbo milijoną. Gali pirkti bele kokią mašiną, nes žinai, kad pirksi viską, ką tik panorėsi, nes tu padarysi misijas kasatkai ir tu gausi begalybę milijonų. Taigi laukite trečios serijos. Viso gero visiems.